Tai daugelis jūsų teiraujasi, kur aš čia dabar taip dingavo, iš tikrųjų net buvo tokių, kur ten pamislino, ar bus video pratęsimas, tai ką aš galiu dabar pasakyti, operatoriau, pafilmuok čia! Taigi aš dabar esu kapčiameistrį ir noriu parodyti tokį dalyką, ko gali Lietuva prarasti, jeigu mes darysim tą poligoną. Ką jie nori atimti iš Lietuvos, pažiūrėk, kokia graži gamta, kaip iš katalogo viską iškirs su žeme, sulygins, kareiviai čia šaudys. Tai va įdomu, tą medieną pardavus, tai čia baisuliniai pelnai, būtų įdomu, kam jie atitektų. Praeitų savaičių buvau pas Lazdijų merį, nuėjęs ant priėmimų, jei pietai buvo, valgė koklėtą, tai taip ir nepriėmė manęs, taip ir pralaukiau kalidoriui. Pats tai dzūkas, esu tai gyrių karalis, tai man gaila žiūrėti, ką su Lietuvos gamta darė. Traukos centras, kažkokia infrastruktūra turistinė padaryta, va tenai ir vaikam yra, ten karuselė, va pažiūrėk operatorių pafilmo, kaip vaikai ant karuselės supasi gražiai. Ten dar eina vaikai, broliukas į sesutę, matyt, tai turbūt irgi nešasi rogučių, gal neimperka, tai va kažkas eina su linoleumu, kažkas eina su sklijonkė, tai va tai, o kaip nuo kalno, čia atsargiai ten. Tai čia irgi žiūrėk, jie ant klijonkės važiuoja kokį greitį, baisulinių gavą, nesavaldė posūkį, o va čia iš vis vaikai ant celofano važinėja. Įsivaizduojat, ant celofano dviesi užsilipę. Žiemą yra, bet vis tiek poilsiautojam tualetai yra gražus, europiniai, švarus, o pereinamas jisai net. Čia jie sujungti yra. Ką jūs čia darot? Gerai, tu čia nerėkauk. Ne vieną esi. Galvoju, jeigu jau gyvena tokiam gražiam Lietuvos kampelį, tai čia jau gali daryti, ką nori. Eina vaikai, pilna vaikų čia yra. Ir va, čia irgi mūsų pažiba yra. Helikopter darys, pamatysi. Čia elitas mūsų. Ai, kaip jis nukrito. Va, kitas dar laikosi, Tai čia net ir olimpiadų nereikia. Čia atvažiuoja į tos kapčiamiestyje, ko tik nori prisižiūra, įsivaizduoji. Čia kažkas nerealaus. Va, tam vaikui diskvalifikacija. Tai irgi, ko parodyt noriu, tai čia irgi yra labirintų parkas, va, irgi. Gali... Tai čia... Nugalėjau. Tai čia bibis yra vaikiškas, labai lengva buvo. Kareiviai šaudys kurtiniam, tai kurtiniam dzindės, ir tai pokojum, jie nieko negirdi, jie kurti. Čia baliniai vėžliai gyvena, esu visus suinventorizavęs, parodysiu, kur vėžliai žiemoja. Va čia rudenį dar paskutintą kartą mačiau gyveno porelė. Porelė su jaunikliais gyveno. Čia dar... Kurda. Oi, ты побег. Ar ten patinėlis yra vienas? Na gerai, man įvelniai.